Šiandien žiniose. Kauno pedofilijos byloje nutarta palaukti kito teismo sprendimo dėl įtarimų Stankūnaitei ir Ūsui. Gyventojai vis dar nesulaukia kompensacijų už pavasarinio polaidžio padarytą žalą. Panevėžyje pristatyta naujos sudėties Techaso krepšinio komanda. Šiandien Panevėžio apylinkės teismas vėl ėmėsi vadinamosios pedofilijos bylos, tačiau jos nagrinėjimas buvo atidėtas, nusprendus palaukti kito teismo sprendimo dėl prašymo pareikšti įtarimus daugiau asmenų. Bylos nagrinėjimas yra atidėtas. Dėl kokių priežasčių? Atidėtas dėl to, kad šiandien Panevėžio miesto apylinkės teismas neturi pačios baudžiamosios bylos. Pačios bylos, pačių dokumentų. Kodėl nesireikalavo? O todėl mes negalime išsireikalauti, kadangi Panevėžio apygardos teismas sprendimą skelbia tik tai 11 dieną. Ir jis negali kitaip pasielgti, kadangi jis sprendimą tik tai 11 dieną skelbia. Iš esmės tai atidėta buvo dėl to, kad iš Panevėžio apygardos teismo nebuvo grąžinta baudžiamoji byla. Tai be baudžiamosios bylos neįmanoma jos nagrinėti. Ir antras dalykas, pateiktas orderis, kad Ūsą atstovauja, gina advokatas Litvinskas, tai pagal baudžiamo proceso kodeksą tik tai pats įtariamasis, kaltinamasis arba jo pavedimu, tarkim, artimieji gali sudaryti tokį susitarimą. Tai Ūsas yra miręs, tai Ūsienė negalėjo turėti mirusio pavedimą, tai iš esmės tai ir tas atstovavimas netinkamas. Ir trečias dalykas, Ūsienė pateikė tik tai Ūso mirties liudijimą, bet nepateikė paveldėjimo teisės liudijimo, ką buvo įpareigojęs praeitame teismo posėdyje teismas. Tai tik tai pateikus paveldėjimo dokumentus gali būti aišku, kas yra civilinis atsakovas byloje. Andriaus Ūso žmona Arijana Ūsienė po posėdžio nebuvo linkusi bendrauti su žiniasklaida, o jos atstovaujantis advokatas Adomas Litvinskas savo ruožtu pareiškė, kad šioje byloje nėra nei pedofilijos, nei tvirkinimo. Aš nieko negalvoju, ne aš teisėjas. Bet jeigu aš būčiau teisėjas, tai aš šitoje byloje jokio pedofilijos, nei skandalų, net nei kvapo jos ten nėra. Iš vis. Blogiausia, kad žurnalistai ypač sukėlė tą ažiotažą. Jeigu jūs būtumėte pasiskaitę bylą, jūs turėtumėte visiškai kitą vaizdą. Vadinamosios pedofilijos bylos nagrinėjimas numatytas spalio 27 dieną. Nors pavasarinis potvynis pridaręs tūkstantinius nuostolius Panevėžio rajono gyventojams praūžė prieš gerą pusmetį, tačiau padarytų nuostolių taip niekas iki šiol dar ir neatlygino. Po praūžusio potvynio Panevėžio rajono savivaldybė sulaukė kone 300 gyventojų prašymų kompensuoti patirtus nuostolius, tačiau atlikus patikrinimus paaiškėjo, kad ne vienas pilietis norėjo pasipelnyti iš šios stichinės nelaimės ir gauti jiems nepriklausančius pinigus. Taigi tikrųjų pareiškėjų iš daugiau nei 300 liko tik 125. Situacija tokia, kad nuostoliai iš tikrųjų suskaičiuoti, mes jau juridiniam asmenim turėjom paskaičiavę 169 000, tuos dokumentus buvom jau įsiuntę į Finansų ministeriją, o iki pavasarį ir vasaros pradžio dar, sakykime, beveik iki pusės vasaros važinėjo komisija, kiekvieną aplankė sodybą nukentėjusią, kiekvieną kolektyvinį sodą ten, kur buvo prašymai tų žmonių, suskaičiavo ir tą likusią dalį, aišku, gerokai komisija pamažino tas prašomas sumas, negu gyventojai prašė. Aš kažkada anksčiau esu minėjęs, kad buvo tuose sodose pagal jų prašymus nauji baldai, nauji šaldytuvai, nauji televizoriai, didelį kiekį kažkodėl Rusiuose atsidūrė ir visa kita. Tai tą pirminę prašomą sumą beveik sumažino beveik 3 kartus. Ir Liepos 29 dieną buvo beveik 150 000 gyventojų nuostolių padengimai siųsta į Finansų ministeriją. Pati rajono savivaldybė, organizuodama gelbėjimo darbus potvynio metu, patyrė beveik 170 000 litų išlaidų. Gyventojų patirti nuostoliai siekia 146 000 litų, tačiau vyriausybė iš vyriausybės rezervo fondo Panevėžio rajonų iš viso skyrė vos 118 000 litų. Svarstymai ilgokai vyko. Mes pirminius dokumentus birželio mėnesį esam gavę dėl juridinių asmenų, tai būtent vyriausybės ekstremalių situacijų komisija mūsų iš pateiktų 169 000 siūlė, kad iš rezervo būtų skiriama iš vyriausybės būtent rezervo 147 000. Tačiau šiandien žinome, kad sudėjus
tiek gyventojų, tiek juridinių asmenų, kur suma sudaro beveik 317 tūkstančių, mums vyriausybė skiria 118 tūkstančių. Tai kokiais principais dalinsim, kiek juridiniam, kiek fiziniam asmenim, šiandien tikrai aš dar negaliu atsakyti, todėl kad pinigai natūroje dar negauti. Aš kiek žinau, yra vyriausybės nutarimas jau pasirašytas. Aišku, iš finansų ministerijos, kai gausim, tarsimėms vėl kviesim komisiją ir kokios principais mes čia. Didesnė dalį, aš tikiuosi, kad atiduosim gyventojams, bet kita dalis, aišku, turėsim, kuris savivaldybė didelis išlaidas yra patyrusi. Todėl, kad ir tiltų atstatymas, kas jau padaryta šiandien yra, pinigus mokėti reikia. Mes irgi tokių pinigų atskirų neturėjom tam dalykui. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus manymu, kada bus gauti pinigai skirti potvynio padarytiems nuostoliams padengti, turėtų išaiškėti per artimiausias 2 savaitės. Tada paaiškės ir jų paskirstymo principai. Vakar vakare buvo surengta iškilminga Panevėžio Techaso komandos pristatymo šventė, kurioje panevėžiečiai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su šios komandos žaidėjais. Treneris Gintaras Leonavičius naujajame sezone bus priverstas remtis jaunais krepšininkais. Techaso komandos amžiaus vidurkis 24 metai, o komandos branduolį, kaip ir darosi įprasta, sudarys panevėžiečiai. Ernestas Ežerskis, Rytis Streikus, Vaidotas Volkus, Tadas Buinauskas, Vaidas Trepočka bei Tomas Černeckis. Lyginant su praėjusiais metais, kas yra labai smagu, komandoje liko 6 panevėžiečiai. Kiti 6 žaidėjai, tai, sakykime, iš kitų miestų žaidėjai. Smarkiai atsijauninamės komandą, jauni pagrindę žaidėjai. Tai pirmiausia, 2008 metų U20 Europos čempionato vicečempionai, Marius Volukonis ir Rokas Čepanonis. Taip pat Mantas Pukinskas iš Kauno, Karolis Babkauskas iš Kauno, Šarūnas Kulevičius, naudingiausias praėjusių metų NKL žaidėjas. Na ir 12 žaidėjas, tai patyręs Tomas Rinkevičius. Pasak komandos vyriausiojo trenerio, komanda naujajam sezonui yra pasiruošusi, tačiau neslėpė apgailestavimo, kad sąlygos galėtų būti ir geresnės. Pasirengimas sezonui, aišku, norėtųsi, kad jisai būtų toks rūpestingesnis, ta prasme, kad mes kitos komandos turi ir stovyklas, važiuoja fizinio pasirengimo stovyklose dalyvauti. Turėjom truputį problemų su sale, bet aš manau, kad vyrų tas rūpestingas darbas, tą viską atperka, jie ir iškentėjo, kad būtent tokios sąlygos, o ne geresnės, nieko tokio nepadarysi, objektyviai žiūrint, matyt, taip jau ir turėjo būti. Jau šį penktadienį Panevėžio Techaso laukia pirmosios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės su Vilniaus Sakalais. Šią savaitę 7-ąjį sezoną iš eilės duris panevėžiečiams vėl atveria Kūno kultūros ir sporto centro baseinas. Baseinas reikalingas, kaip ir visos kitos sporto šakos, tiesiog žmogų fiziniai būklei palaikyti, kad žmogus sportuotų. Viena iš sporto labiausiai rekomenduojamų sporto šakų tai ir yra baseinas, ir yra vanduo, tai pati nekalčiausia sporto šaka. Pasak Kūno kultūros ir sporto centro administratorės, net 80% baseino lankytojų sudaro vyrai, kurie paplaukioti randa laiko net ir pietų pertraukos metu. Tikrai baseinas, užimtumas baseino yra didelis. O kada daugiausiai sulaukėte tų klientų? Žinokite, tai būtų vakarinės valandos, nes visi po darbo ateina paplaukioti, atsipalaiduoti vakare. Taip, kad vakare. Didžiausias lankytojų srautas būna vakare. O metų laikas turi įtakos? Taip. Kaip nebūtų keista, visada, kada šalčiau, tada daugiau pas mus lankytojų. Tai būtų žiemos laikotarpiu daugiausiai sulaukiam lankytojų. Beje, šį jau 40 mečius gyvuojantį baseiną yra lankiusios tokios žvaigždės kaip Šarūnas Marčiulionis ar Arvydas Sabonis. Taip, jiems tiesiog tas baseinas, kadangi jie pas mus, mūsų sporto mokykloje gyveno ir treniravosi ir ugdė savo sportinius įgūdžius, jie tiesiog baseinė ateidavo reabilitacijos tikslais atsipalaiduoti ir kaip ir taip pat sportuoti. Kūno kultūros ir sporto centro baseinas visiems panevėžiečiams bus atviras iki pat gegužės mėnesio.